Kaip manot, ar GTA vėl įeis į istoriją kaip daugiausiai uždirbęs multimedijos kūrinys? Ekspertai mano, kad tikrai taip. Jie spėja, kad GTA 6 galimai uždirbs milijardą vien iš ankstinių užsakymų arba pre-orders. O per pirmus metus jiems prognozuojamas net 3 milijardų dolerių uždarbis. Arba net 2 kartus daugiau nei praeitas Rockstar žaidimas GTA 5. Kad geriau supras šių skaičių dydį, paimkim porą pavyzdžių. Avengers Endgame per 5 metus uždirbo 2,8 milijardo dolerių, o Avataras per 15 metų uždirbo 2,9 milijardo. Tuo tarpu GTA 6 prognozuojama 3,2 milijardo dolerių per metus. Taip, jūs išgirdote teisingai, per metus. Atrodo įspūdinga, ar ne? Bet reikia turėti omeny, kiek visas šitas gėris kainuos pagaminti. Pavyzdžiui, Avengers Endgame ir Avataras buvo labai pelningi projektai. Nes Avatarą kainavo pastatyti apie 240 milijonų dolerių, o Avengers Endgame tarp 350 ir 400 milijonų dolerių. Jei lyginsim su ankstesnėmis GTA serijos dalimis, tai GTA 4 pastatyti kainavo apie 100 milijonų dolerių, o GTA 5 250 milijonų. Tai jums turbūt dabar kyla klausimas, tai kiek kainuos GTA 6 pastatymas? Nei daug, nei mažai. Nors šita frazė čia netinka, nes kainuos žiauriai daug. Jei tikėti hakerių nulykinta informacija, tai GTA 6 kūrimui Rockstar yra skyrę net 2 milijardus dolerių. Tuo tarpu ekspertai skaičiuoja, kad žaidimo kūrimas atsieis nuo milijardo iki 2 milijardų dolerių. Jeigu ką, 2 milijardai yra 2 kartus brangiau nei iki šiol pats brangiausias žaidimas pasaulyje. Genshin Impact, kurį pastatyti kainavo beveik milijardą dolerių. Nemanau, kad Rockstar skirtų tokį biudžetą projektui, iš kurio nesitikėtų uždirbti bent keletą metų į priekį. Tai galima spėti, kad GTA 6 ir jo online režimas bus bent jau 10-mečio projektas. O dabar numeskit like ant video, jei sužinot kažką naujo, ir sekit kanalą, jei norit laimėti milijoną.